Taigi Mercedes automobilis buvo atliktas 2 etapų poliravimas su dalinė lako korekcija. Dalinė lako korekcija turiu omeny, jog reikėjo šiek tiek sušveisti dalis, nes buvo dažyta ir reikėjo suvienodinti maždaug kirzą. Kaip stiklą nedariau, nes tiesiog toks buvo užsakymas, jog suvienodinti daugmaž, išgaudyti šiukšlės, dulkes, tai taip ir padaryta. Sutvarkyta, įdaužos užmaskuotas, nupoliruotas 2 etapais, bei padengtas grafeno apsauga. Kuo grafeno apsauga yra geresnė prieš lyginant nano dangas, keramikinės dangas. Nano visai net nelyginu, todėl kad nano paprasta danga, jinai duoda tik tai, trumpai tariant, spalvos sodrumą, bet neturi visiškai jokios apsaugos. Nėra pas ją apsaugos, nei 9H, nei nieko pas jas nėra. Tai grafenas pasižymi, tarp kitko grafeno danga yra pati naujausia technologija. Tai jo sandara susideda ten realiai irgi iš tos pačios keramikos, bet dar grafenas dasideda. Tai į šitas smulkmenas tikrai nesigilinsiu, nes tiek plačiai nežinau, bet vienintelį dalyką, ką galiu pasakyti, tikrai apsauga kur kas rimtesnė nei keramikinė, elastingesnė, jinai, tarkim, turi savaiminio išsilyginimo tokią funkcijytę. Kai tu padengi automobilį, vasarą, kai karšta, mikrosuraižymai nuo šilumos užsiglaisto, trumpai tariant. Aišku, reikia suprasti, jog tai nebus labai rimti suraižymai, kad tu suraižysi su raktu, kaip pavyzdys, automobilį ir paskui paims jisai išsilygins. Taip žinoma nebus. Plius paskui grafeno apsauga yra tikrai spalva sodresnė pasidaro nuo jos. Vandens atstūmimo kampas didesnis. Apskritai kalbant apie apsaugas, tai iš jos vieni pliusai. Dažnai klausia žmonės, ar apsimoka? Taip, apsimoka, bet jei jūs neprižiūrėsit automobilio, plausit kontaktinėse ten plovyklose, tai net ir poliravimą nėra tikslo daryti, nes jūs suraižysit iš karto. Tai čia, kaip sakau, jei automobilį prižiūri, nusipoliruoji, tai dangą apsidengti tikrai apsimoka, nes tau nuo nublukimo apsauga gaunasi, nuo mikrosuraižymų. Vandens atstūmimas, purvo atstūmimas atsiranda kur kas didesnis, tai reiškia tau, jeigu ir prilimpa visokie purvai, nešvarumai ant automobilio, jie kur kas lengviau nusiplauna. Nereikia tau kontakto, nereikia tau kempinių, nereikia ten kažkokių specialių medžiagų naudot, kad visą tai nuplautum lengviau. Dar ką noriu paminėti, kad automobiliai, kurie yra dengti apsauginiam dangom, turėtų būti kuo mažiau naudojamos aštrios visokios chemijos. Tai reiškia aktyvios putos, kur kas trumpiau turėtų būti naudojama, jeigu galima jų išvengti, geriau visai, kad jų nenaudot. Nes jeigu jūs padengtant keramikinę ar grafeno apsaugą automobilį, kaip pavyzdys tenai plausit dažniau, ten kas 2-3 dienas, tai jau automatiškai nepriskres tenai niekas ir taip nereikės vargti paskui. Tai va, trumpai tariant, taip. O grafeno apsauginę dangą dar ką noriu parodyti, kaip pavyzdys. Automobilis buvo dengtas su, tiesiog aš naudoju mikrošluostes, atsikerpu kiek man reikia ir su aplikatorium dengiu. Tai va, ką noriu parodyti, paprasta mikrošluostė, jinai tiesiog pasiduoda defektavimui visam, lankstimui. O šita skiautė buvo, su šia skiautė buvo dengtas automobilis. Pažiūrėkit, jisai iš karto yra, nebesilanksto taip, jisai jau sukietėjęs yra. Tai galite įsivaizduoti, kokia ant automobilio eina apsauginė danga. Jei jau šluostė yra sukietėjusi, tai manau, kažkokių paaiškinimų daugiau net nebereikia, ar verta naudoti apsauginės dangas. Apie apsauginių dangų naudojimą, priežiūrą, čia vėl kita kalba, ten yra tikrai platus dalykas. Čia galima diskutuoti plačiau apie tai, bet neužteks vieno vaizdo įrašo, kad paaiškinti, kaip prižiūrimi automobiliai po padengimo ir panašiai.
Tiesiog, trumpai tariant, padengtas automobilis turėtų būti naudojamas su kuo neutralesniu pH šampūnu. Tai šiuo atveju naudokit jūs tas chemijas, viską, bet turėkit omeny, kad tai trumpina nano keramikos ar grafeno apsauginės dangos tarnavimo laiką. Tai va, tiek trumpo tokio paaiškinimo.